Taip jau sutapo, jog rugpjūčio 15 dieną per žolinės šventę Kuršėnų dvare per pirmojo kalendoriaus autoriaus Lauryno Ivinskio gimtadienį įteikta jo vardo premija už geriausią metų kalendorių. Renginį nuostabia daina pradėjo dainininkė iš Meškuičio, Aukso paukštės laureatė Rasa Zelbienė. Simonos Sidabrienės pranešimą Laurynas Ivinskis, jo kelias ir jo gyvenimas pristatė Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė. Apie Lauryną Ivinskį ir tradicinę žolinės šventę savo įžvalgomis pasidalino Lietuvos Respublikos Seimo narys, publicistas daktaras Stasys Tumėnas. Nuo 1990 metų kasmet teikiama premija šį kartą skirta Joniškio krašto kalendoriui 2023 metai nauji Gaspadoriai švieži kalendoriai, kurį sudarė Joniškio kultūros ir istorijos muziejaus darbuotojai. Laureatus pasveikino ir kultūros ir meno premiją 1000 eurų ir sertifikatą įteikė Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eimantas Kirkutis. Pasveikinti kalendoriaus kūrėjus atvyko ir Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius. Tikrai komanda dirbo daug, dirbo profesionaliai, dirbo nuoširdžiai ir visi Joniškio krašto istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojai yra verti šio apdovanojimo, kadangi kalendorius tikrai labai prasmingas, labai reikšmingas, kuriame yra ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis. Praeitis ir dabartis geriausia ateities architektai. Iš tikrųjų, tiesiog jų darbas įvertintas ir ačiū Šiaulių rajono savivaldybei, Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtai komisijai, kuri atsakingai įvertino šį mūsų žmonių darbą. Pirmiausia, kalendorius turi savo pavadinimą. Keičiasi metai, bet pavadinimas visada lieka tas pats. Tai yra Matos Lančiausko žodžiais pavadintas kalendorius, tai nauji Gaspadoriai, švieži kalendoriai. Tai kaip ir turinys kaip ir nesikeičia, bet kartu ir keičiasi. Yra tradiciniai, jau nusistovėję skyriai, kur yra istorinės datos, atmintinos datos, vis dėlto leidžia muziejus. Tai mums yra tikrai labai aktualu istorinių datų, sukakčių minėjimai ir kad su jais susipažintų krašto ir ne krašto žmonės. Labai moteriškiam visada patinka receptų skyrelis, nes mes dedame ne tik žmonių suneštus šių dienų receptus, bet dedame ir tie, kurie mūsų senolių yra užrašyti, kurie ekspedicijų metu yra surinkti, kurių niekada niekas nesužinos, jeigu mes neįdėsime į šitą kalendorių. Labai džiaugiamės, kad prie šito kalendoriaus turinio prisideda mūsų literatai, vietiniai literatai, audruviečiai, kurie į kalendorių, kad mes sudėtumėm, atsiunčia pačius naujausius tais metais sukurtus savo kūrinius. Tai iš tikrųjų vėl tas turinys keičiasi. Kaip ir toks pat, bet ir keičiasi. Kuršėnų dvaro darbuotojas sugalvojo Lauryno Ivinskio garbei papuošti dvaro parke augantį klevą. Visiems kyla klausimas, kodėl rugpjūčio 15 dieną šalia dvaro rūmų štai šis medis papuoštas varpeliais. Labai paprasta, nes švietėjas, vertėjas, lietuvių kalbos puoselėtojas, pirmojo lietuviško kalendoriaus autorius Laurynas Ivinskis
gimė būtent Žolinių dieną. O kadangi jis sukūrė ir pirmąjį lietuvišką kalendorių, o mes turime Kuršėnuose begalės keramikų ir aplink Kuršėnus jų išties yra gausu, tai mes pakvietėm 12 keramikų, priskiriam kiekvienam keramikui mėnesį, kaip 12 mėnesių, ir jie sukūrė pagal mėnesį savo varpelių kompozicijas. Tai jūs galite atėję prie Kuršėnų dvaro rūmų pasigrožėti ir pasiklausyti skambesio. Dar viena Šiaulių rajono savivaldybės kultūros ir meno premija įteikta Gruzdžiuose Švento Roko atlaidų šventės metu. 10-ąjį kartą įteikta Augustino Griciaus premija už pirmąją prozos knygą. Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius premijos sertifikatą bei 1000 eurų čekį už knygą Pažemė įteikė knygos autorės kaunietės Gretos Dirmauskaitės, kuri premijos teikimo metu buvo išvykusi šeimai. Ceremonijoje nuotoliniu būdu dalyvavo ir pati premijos laureatė Greta, kuri pasidalino knygos Pažemė kūrybiniu procesu, atsakė į pateiktus klausimus. Man turbūt šiaip vidinė ramybė labiausiai padeda. Kai aš esu, tarkim, kitus įkvepia kažkokie gilūs sukrėtimai, kažkokie gyvenime įvykiai, o man kaip tik etapais, kai aš esu laiminga ir visiškai rami, be pašalinių minčių, man tada labiausiai ateina naujos idėjos ir mintis. Tai turbūt man, kai išsivalo smegenis, galbūt ilsintis, keliaujant, išsivalo mintis nereikalingos, tai tada geriausiai ateina naujos idėjos. O toliau rašymas savotiškai yra darbas, nes ne visada ateina tos mūzos, bet kai jau pradedi ir nori pabaigti, tenka jau dirbti. Tai šita premija, ar tikėta, ar netikėta, kaip sužinojote, kaip sureagavote? Sužinojau, tai žinoma, iš dukros. Labai jai buvo netikėta tos premijos nominacija ir dar netikėčiau buvo, kad laimėjimas. Labai svarbu jaunam kūrėjui, rašančiam žmogui yra įvertinimas ir palaikymas, nes tai padrąsinimas. Išleidus pirmąją knygą tikriausiai daugiausiai gauna kritikos ir gauti padrąsinimą, tai yra, manau, sparnų auginimas. Tai ačiū Jums labai, kad padedat auginti mano dukrai sparnus. Įteikiant premiją dalyvavo rašytojo Augustino Griciaus giminės moteris, 2 anūkės ir dukterėčia, kurios prisiminė garbųjį kraštietį rašytoją Augustiną Gricių. Aš sakyčiau, kadangi senelis buvo labai prisirišęs prie savo gimtosios žemės ir savo literatūriniuose kūriniuose visą tai minėdavo, matomai ir mūsų tos šaknis po truputį traukė. Kai dabar išėjo mūsų vidurinioji karta, visi tėvai mūsų dėja iškeliavo Anapilin, tai kažkaip pajunti, kad esi jau pirmas toje eilėje iš tikrųjų. Ir man asmeniškai, tai aš sakau, greičiausiai yra tas šaknų trauka, šakninė trauka į gimtuosius kraštus. Lygiai taip pat galiu pritarti, kad labai įdomu pasidaro. Gaila, kad išėjo ta, kaip Goda sako, vidurinioji karta, galėjai paklausti, nes jie geriau atsiminė, dabar kažkaip tai po šito važiuosim į Šiupylius aplankyti prosenelių kapų. Tas tikrai traukė ir sakau, šiandien man tai tokia labai džiaugsminga diena iš tiesų yra. Kaip aš čia kalbėjau, kad aš dar nepasakiau, kad dėdė atvažiavęs, jau užsieniau, tai dabar atsidarai spintas pilnos. O pirmą turėdavom rūbelius į tos pačius pakavodavo tėvai, kad svečiam atvažiavo. Jau kai pasirėdai, atvažiavo dėdė, pasisodina ant kelių. Tai kuom tu dabar norėsi būti, klaus? Tai balerina. Bet tai nei balerina, nei rašytoja neliko, liko to kaimo gyventoja ir prižiūrėtoja to kampą. Bet kad pats Augustinas Gricius, jisai iš tiesų buvo kaimo vaikas. Taip. Ir to neslėpė. Jisai didžiavosi netgi šito, kad jisai paprastas vaikas, 14 metų išėjo iš namų mokytis, bet visados įtraukė atgal namai. Renginio metu koncertavo Voveriškių moterų vokalinis ansamblis Vovingė, vadovė Daiva Kembrienė. Taip pat renginio metu atidaryta įspūdinga Gruzdžių kultūros darbuotojos, tautodailininkės Rasos Šiškuvienės karpinių paroda. Karpyt gal, sakykim, kai baiginėjau pedagoginę mokyklą, kai reikėdavo
mokyklos stendus papuošti, kad gautum geresnį pažymį. Ir tai, va tada ir prasidėjo tas toksai didesnis, mažesnis gal pasibandymai, o šiaip tai 15 metų gal tokio jau aktyvesnio karpimo, aktyvesnio dalyvavimo, ne aktyvesnio, jau aktyvaus dalyvavimo parodose. Iš tikrųjų, investicijos yra, nors galim sakyti, kad gal ir ne kažkas čia, kiek tas popierius, bet norint pateikti gražiai, norint, tai investicijos yra gana nemažos, įsigyji gerus įrankius ir pieši, nukirpai ne ten, kur reikia, kitą kartą nebekirpsi, tenai padarys skylutę ne vietoje, kitą kartą nebedarysi. Visos šitos žinios atėjo per praktiką. Tai dirbant, klijuojant, draskant ir vėl karpant, tai yra toks menas, kuris ateina per darbą, per praktiką. Artėjant rugsėjo 1-ąjai, naujųjų mokslo metų pradžiai Šiaulių rajono ugdymo įstaigų vadovai Kuršėnuose susirinko į tradicinį direktorių pasitarimą, kuriame apžvelgtas pasiruošimas naujiems mokslo metams. Susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eimantas Kirkutis ir rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Raimondas Galkus. Šią vasarą rajono ugdymo įstaigos ėmėsi renovacijos darbų, remontavosi savo įstaigų patalpas. Su vyriausiaja specialiste Margarita Paviljoninė aplankėme keletą mokyklų ir pamatėme išgražėjusias, atsinaujinusias klases ir viešasias erdves. Atėjo rugsėjo 1-oji. Kaip pasitinkate? Pasitinkame ir su džiugesiu, ir su tam tikru nerimu. O vasara buvo ypač darbinga, ypač aktyvi, nes laukia daugybė didžiulių ir mažesnių darbų, kuriuos mes atlikom su mūsų Šiaulių rajono savivaldybės pagalba, švietimo paslaugų centro pagalba ir su mūsų labai puikiu kolektyvu. Tai iš tikrųjų atlikti tokie didžiuliai darbai. Šalia mokyklos yra įkurta, įrengta mokinių saugumui 10 vietų mašinų stovėjimo aikštelė. Nuoširdžiai dėkingi savivaldybei už supratingumą, kad vaikų saugumas yra svarbiausia. Šalia mokyklos įrenginėjama lauko klasė, ką tik gavome suolelius. Kiek galėjome, tiek atnaujinome, dažėme, tvarkėme, sutvirtinome mūsų sporto aikštyną. Mokyklos viduje atnaujintas, modernizuotas ir vienos katilinės valdymo blokas, ir kitos katilinės valdymo blokas. Mokykloje suremontuotos, modernizuotos, pakeistos grindys, šviestuvai, 2 klasės. Savivaldybės vėl didžiulė buvo pagalba įrengiant prie tik šiais metais pastatyto modulinio darželio takelius, trinkelėmis klotus, įrengiant aikštelę. Tiesiog tikrai daug darbų atlikome. Kiek planuojate vaikų turėti? Praėjusiais metais mes labai džiaugiamės, kad mūsų mokykloje mokėsi 194 ugdytiniai rugsėjo 1 dienai. Šiandien dienai mes planuojame, kad tikrai peržengsime 200 ribą, turėsime galbūt apie 203 vaikus iš viso mokykloje. Labai džiaugiamės, kad mūsų mokykla pasitikė vis daugiau tėvelių, vaikų. Ir mūsų mokykla nuolat auga, gražėja, pilnėja. Kairių jungtinė mokykla mus pasitiko spindinčiais gėlynais ir naujomis erdvėmis. Džiaugiuosi, kad šių mokslo metų rugsėjo 1 mes pasitinkame pozityviai nusiteikę, pailsėję ir pasiilgę savo nuostabių mokinių. Taigi kas mokykloje pasikeitė per vasarą? Šią vasarą mes rimtai padirbėjome ir mokykla mūsų atsinaujino. Pakeitėme 1 aukšto interjerą, atnaujinome klases, įsigijome nemažai naujų mokymosi priemonių.
Vasarą pilnai įrengėme naują klasę 1 klasės mokiniams, atnaujinome 3 klases pradinio ir pagrindinio ugdymo mokiniams. Kadangi visos Respublikos mastu visos mokyklos ruošiasi rugsėjo 1, laukia dideli iššūkiai tiek atnaujintų programų, tiek naujas klases parengti, naujus mokinius sutikti. Labai ir mūsų Kairių jungtinė mokykla laukia šito rugsėjo 1. Daug mokymų vyko ir pavasarį, ir net birželio mėnesį. Pagalbos centras juos inicijavo ir galvojame, kad mes esame pasirengę tuos iššūkius priimti. Ir labai džiaugiamės atsinaujinę savo interjerą. Tikimės, kad tiek mokytojam, tiek mokiniam ir tėveliam suteiks šitas interjero atsinaujinimas, naujų klasių parengimas, suteiks galimybę pasijusti komfortiškai ir prisidės prie naujų iššūkių įveikimo. Vasara buvo palankus laikotarpis, kai dalyje rajono ugdymo įstaigų vyko renovacijos darbai. Ginkūnuose mokyklos pastato renovacija dar nebaigta, ji pagal planą turi tęstis iki naujųjų metų. Progimnazijos direktorė Daiva Jagmininė turi rūpesčių, kad tie darbai vyktų kuo sparčiau. Mes visada turime be galo daug darbų, tai be tų tikrai prastų rutininių naujų vadovėlių aprūpinimas, naujųjų atnaujintųjų ugdymo programų įgyvendinimas, ruošiamės įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui ir aišku, gražinam savo aplinkas. Žodžiu, atsakomybių, rūpesčių turime, bet tikimės, kad jie atneš mums tikrai tik tai daugiau įdomaus, prasmingo mokymosi. Ar suspėsit iki rugsėjo 1? Pagal planą, tai rugsėjo 1 būsime paruošę savo vidaus aplinkas, o lauko darbai dar bus tęsiami ir jie turėtų baigtis gruodžio pradžioje. Progimnazijos pastato renovaciją atlieka uždaroji akcinė bendrovė Pakruojo Arka. Su rangovais beveik kasdien bendrauja ir darbus ganėtinai stambiame projekte prižiūri Tomas Savickas, Šiaulių rajono savivaldybės vyriausiasis specialistas, o darbų suplanuota daug. Numatomi darbai yra cokolio hidroizoliacijos rengimas ir šiltinimas, sienų šiltinimas ir apdaila, stogo šiltinimas ir naujo hidroizoliacinio sluoksnio įrengimas, langų, durų keitimas, tai aikštelės vidaus įrengimas, asfaltavimas, takų ir žinoma lietaus nuvedimo sistemos naujos įrengimas, nes mokykla turėjo problemą su lietaus nuvedimu. Darbai galėtų vykti sparčiau. Darbai galėtų vykti sparčiau, atsilikimas nuo grafiko tikrai yra, bet aptarus problemą su rangovais nusprendėme, kad pakoreguosime grafiką ir stebėsime artimiausią mėnesį, kaip tie tempai didėja. Jo teigimu, didžioji dalis sienų šiltinimo paruošiamųjų darbų padaryti. Žinoma, iki rugsėjo mėnesio 1 dienos apdailos dar neturėsime, nes pagal sutartį darbai turėtų baigtis spalio mėnesio pabaigoje, kalbėjo Tomas Savickas, projekto vadovas. Apie naujus iššūkius įgyvendinant švietimo reformą pakvietėme pakalbėti vyriausiąją specialistę Margaritą Paviljoninę. Išties ir linksmybių, ir rūpesčių turime. Nauji mokslo metai mūsų savivaldybės švietimo bendruomeniai tiek pat svarbus, kiek ir naujieji metai, tai nei trupučia nemažesnė šventė. Ir aplankius mūsų ugdymo įstaigas, akivaizdu, kad jose yra labai intensyviai ir atsakingai ruošiamasi naujiems mokslo metams. Gražėja ugdymosi aplinkos, turtėja ar kuriamos naujos aplinkos. Ir tai akivaizdžiai liudija, kad mokyklos išties laukia savo mokinių, laukia tiek pirmokėlių, tiek ir vyresniųjų. Tačiau nemažiau svarbu, kad mokyklos ruošiasi ir tuose aspektuose, kurie nėra taip pastebimi plika akimi. Fizinės aplinkos matosi iš karto, tačiau tie turinio dalykai, kurių nepastebėsi plika akim, yra nemažiau svarbus, o mes išties turime iššūkių nemažai.
Šiemet, šiais mokslo metais pradedame įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas. Ir tai didelė atsakomybė mokytojams. Jie išties ruošiasi jau visus praeitus mokslo metus, dalyvauja mokymuose, seminaruose. Turime visokių rūpestėlių, todėl kad ne visi dar mokytojai yra pakviesti į seminarus, į mokymus, tačiau tikrai žinau, kad mokytojai rankų sudėję nesėdi, patys domisi, skaito, patys rengiasi ilgalaikius dalykų teminius planus. Tai žodžiu, viskas vyksta. Tik noriu pabrėžti, kad nemažesnė atsakomybė tenka ir mokyklų vadovams. Ant jų pečių gula tokia atsakinga misija ir procesus suvaldyti, ir mokytojų emocijas pajausti, ir savo švietimo bendruomenės motyvuoti ir skatinti. Todėl tikimės, kad visi kilę iššūkiai tikrai bus įveikti ir nepaisant visų nesklandumų, apie kuriuos tikrai žinome, apie kuriuos plačiai kalbama dabar viešoje erdvėje, nesutrukdys mūsų mokytojams, mūsų mokykloms tikrai įgyvendinti ugdymo turinį taip, kaip privalu, kaip pridera ir šie mokslo metai nebus prastesni nei praėjusieji ar užpraeiti. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą Gerovės konsultantų modelio kūrimas Šiaulių rajono savivaldybėje pagal 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą Sveikata. Projekto tikslas pagerinti ir sustiprinti bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugas Šiaulių rajono savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir prisidėti prie rajono gyventojų psichikos sveikatos gerinimo, įsteigiama Gerovės konsultanto pareigybė. Šis konsultantas teikia žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas asmenims susiduriantiems su lengvais emociniais sunkumais. Projekto tikslinė grupė tai yra visi asmenys nuo 18 metų, kurie gali kryptis į Gerovės konsultantės. Visos paslaugos yra anoniminės, individualios, konfidencialios ir nediskriminuojančios. Taigi labai drąsiai asmenys gali kryptis pas konsultantės. Taigi, projektas vyksta jau beveik visus metus, kaip ir minėjau, nuo 2022 metų rugpjūčio 1 dienos. Ir iš viso pas Gerovės konsultantės jau kreipėsi 234 asmenys. Šiems asmenims buvo suteiktos 1468 konsultacijos dėl įvairių priežasčių. Tai skyrybos, darbo netekimas, konfliktai šeimoje, vaikų auklėjimo problemos, stresas patiriamas dėl finansinių sunkumų, nerimas dėl artimųjų ar savo ligos, na ir kitų įvairių priežasčių. Taigi priminsiu, kad Gerovės konsultantės konsultuoja asmenis su lengvais įvairiais psichologiniais sutrikimais. Matant, kad besikreipiančio asmens būklė yra sudėtingesnė, Gerovės konsultantas, bendradarbiaudamas su rajono gydymo įstaigomis, nukreips klientą pas reikalingus specialistus. Gerovės konsultantas užtikrina individualias nemokamas konsultacijas asmenims nuo 18 metų. Nereikia jokio specialaus nukreipimo ar siuntimo. Susitikimo pradžioje yra išsiaiškinama kliento problema ir jos ypatumai. Tai yra tai, kas žmogui kelia stresą ir neigiamai įtakoja jo gyvenimą. O susitikti galima tiek kartų, kiek žmogui reikia, kol yra išsprendžiama jo problema. Paslaugų teikimas grindžiamas abipusę pagarbą, tarpusavio supratimu ir susitarimu. Esant nepalankioms sąlygoms, galimybė konsultuotis internetu ar telefonu. Apie Gerovės konsultantą sužinojau iš socialinių tinklų ir televizijos. Kreiptis suviliojo tai, kad konsultacijos galimos vakarais po mano darbo valandų. Dar vienas aspektas - pats specialisto pavadinimas. Tai yra, kad nėra žodelio psicho, tai kuris asocijuojasi su asmeniniu negebėjimu, sugedimu. O dar žinojimas, kad konsultacijos yra konfidencialios ir duomenys apie mane niekur nebus skelbiami ir talpinami, suteikia saugumo jausmą. Aš manau, kad kiekvienas, kuris nori pagerinti savo psichologinę savijautą,
Išmokti sėkmingai spręsti problemas, padidinti atsparumą stresui, o kartu išmokti labiau pasitikėti savimi, turėtų pasinaudoti galimybę kreiptis į gerovės konsultantą savo mieste. Projekto tikslinė grupė tai yra visi asmenys nuo 18 metų, kurie gali kreiptis į gerovės konsultantės. Visos paslaugos yra anoniminės, individualios, konfidencialios ir nediskriminuojančios. Taigi labai drąsiai asmenys gali kreiptis pas konsultantės. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2024 metų balandžio 30 dienos. Projekto finansavimo šaltiniai – Europos ekonominės erdvės, finansinio mechanizmo lėšos, o taip pat Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Vienas garsiausių tradicinės podininkystės meistrų, 8 Lietuvos puodžių karalius, 4 Lietuvos puodžių karaliaus Jono Vertelio sūnus Vidmantas Vertelis Kuršėnų dvaro rūmuose Liepos 28-ąją atidarė jubiliejinę parodą 70 ąsočių ir kai kas daugiau, bei atšventė savo jubiliejinį gimtadienį su gausybė svečių, sveikinimų ir prisiminimų. Jubiliejinė puodžių karaliaus Vidmanto Vertelio paroda, kaip ir pridera puodžių karalių švenčių organizatoriams, surengta Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros centro darbuotojų Kuršėnų dvare. Čia jau nežymus tautodailininkas, o 8 Lietuvos puodžių karalius. Puodžių karalių dinastijos atstovas, nes tėvelis taip pat buvo 4 Lietuvos puodžių karalius, o štai sūnus 8. Ir džiaugiamės, kad savo jubiliejaus progą Vidmantas sukūrė 70 ąsočių. Ir ne tik, ir pas mūsų surengė gražią keramikos parodą. Vidmantas Vertelis yra 3 kartos puodžius, o Vertelių dinastija yra vienintelė tokia turinti net 2 puodžių karalių karūnas. 1987 metais Šiauliuose vykusioje šventėje Vidmanto tėvas Jonas Vertelis buvo išrinktas Lietuvos puodžių karaliumi. Jo sūnus Vidmantas Vertelis 8 Lietuvos puodžių karaliumi tapo 2014 metais. Aš daugiausiai tai remiuosi savo tėvų, stengiuosi prisiminti, kaip ten ką darė, kur kas. Ir žinote, vieną kitą metodą beveik pasiseka atkurti, kaip sakant, bet dar reikia ištobulinti. Pavyzdžiui, ten su glazūrom. Glazūros, kur buvo senovinės, kur jie darydavo. Dar man ne visai patinka, kur aš išgaunu tokias drumzlinas matinės glazūras, kad jų toksai atsispindėjimas, neatsispindėjimas arba ryškumas ten tų glazūrose kitų medžiagų, kad jos, kaip sakant, piešia savo piešinį tame bendrame fone. Žodžiu, dar eksperimentavimui yra, kaip sakant, nepabaigti, reikia dar padirbėti. Lietuvos puodžių karaliui Vidmantui Verteliui savo darbus apipavidalinti į kūrybinį procesą įsijungė jo žmona Aldona. Aš tokia dekoruoti, kaip amžinatelis ošienė, tai nemoku. Bet mano stilius, aš mėgstu gėlės, dobilus ir kitokią biškį ornamentiką, o Vidmantas iš mamos išmokęs savo stilių. Bet aš mėgstu biškį pahuliganuoti. Aš pagal savį, kas mama į tą saulę nupiešu, ir gėlytį, ir dobiliuką. Tai va, o jis jau yra tokia mamos raštai, jis daugiau yra jau seniau margino, dar yra vienas jo darbelis parodoj, ąsotėlį padarė ir pas mamą margino. Čia be talento nieks nesigaudo. Taip, bet aš kai atėjau tą šeimą ir pamačiau amžinatelis Ošienės darbus, galvodavau, Jėzau, kaip jinai čia gražiai daro. Bet mes buvom jauni, dirbom abu ir galvoju, ne, čia man reikės su tuo moliu dirbti nieką. O dabar, žinot, kai esam senjorai, kai man daugiau turi laiko, tai abu daugiau ir praleidžiam laiko, kol džiaugamės kol. Šventė prasidėjo puikia televizijos laida Ryto suktinis apie Vidmantą Vertelį, jo kūrybą ir šaknis, kurią sukūrė neseniai amžinybėn iškeliavusi muzikologė, žurnalistė Zita Kelmickaitė.
Jubiliejinėje parodoje Vidmantą Vertelį sveikinusi menotyrininkė Michalina Adomavičienė pasidžiaugė. Puodžių karaliaus kūryboje tvirtai išlaikoma ir tęsiama podininkystės tradicija, estetiškomis kūrinių proporcijomis, autentišku į tradicinę lietuvių simboliką besiremiančių dekorų ir subtilia molio pajauta. Jubiliatą sveikino ir 9-oji Lietuvos puodžių karaliaus karūną nešiojanti Virgilija Silvestra Šufinskienė. Su jubiliejumi Vidmantą Vertelį sveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius ir vicemeras Eimantas Kirkutis, buvę ir esami Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai. Su jubiliejumi atvyko pasveikinti giminės ir artimieji iš visos Lietuvos, kaimynai, bičiuliai. Gražiais sveikinimais jubiliejų papuošė Kuršėnų dvaro šeimininkių Birutės Poškienės ir Linos Šukienės sveikinimai ir linkėjimai jubiliatui, bei Neringos ir Gitanos Trinkaičių ir Zigmo Ripinskio video sveikinimas. Gerbiamas Vidmantai, jūsų gyvenimo ąsotis pilnas didybės, išminties, tikėjimo, nuoširdumo, kūrybiškumo, kantrybės ir vilties. Leiskite šiandien padovanoti jums po mažą lašą laimės. Tegul liejasi per kraštus tai, kas amžina, pagarba ir meilė jums, žmogui, kūrėjui.